Sveiki, tai ši meditacija padeda atsisakyti automatinio gyvenimo ir pajusti save ir ugdyti būtent dėmesingą valgymą ir dėmesingumą sau. Tai labai kviečiu pradėti šią praktiką. Patogiai atsisėskite, maloniai patiesinkite nugarą. Galite užsimerkti taip, kad jums būtų patogu. Giliai įkvėpkite, iškvėpkite. Taip kelis kartus, kad nuraminti savo kvėpavimą. Pajuskite, kaip atsipalaiduoja jūsų galva, veidas, burna, gerklė, kaklas, pečiai įgauna tokį lengvą atsipalaidavimą, krūtinė, pilvas, nugara atsipalaiduoja ir maloniai pasitiesina. Dubuo, klubai, kojos, rankos iki pirštų galiukų. Per visą kūną ateina tokia atsipalaidavimo banga. Dabar patyrinėkime savo kūną nuo galvos iki kojų. Atkreipkime dėmesį į dabartinę kūno būseną, kaip mes sėdime. Ar jaučiame kūne įtampos vietų? Galbūt tai pečiai, nugara ar kitos vietos. O gal nejaučiate įtampos? Ar jaučiate kūno vietas, kurios yra labai atsipalaidavusios? Gal tai rankos ar kojos, pilvas? Patyrinėkite. Jeigu turite tokių vietų, kur jaučiasi atsipalaidavimas. Ar jaučiate kūne šilumą, o gal kažkur vėsumą? Patyrinėkite pojūčius. Patyrinėkite, kaip dabar jaučiatės, ar energingi, ar pavargę, be vertinimų. Tiesiog tyrinėkite save, pažinkite save. Atkreipkite dėmesį taip, kaip yra dabar. Neskubėkite. Pabūkite su šitais jausmais ir pojūčiais. Dabar atkreipkite dėmesį į pojūčius skrandžio srityje. Ar jaučiate alkio pojūtį? O gal sotumą? Patyrinėkite, kiek esate sotūs ar alkani, be vertinimo. O gal esate ištroškę? Patyrinėkite savo pojūčius ir jausmus skrandžio srityje.
Tiesiog leiskite mintims ateiti ir pojūčiams ir išeiti, be vertinimo. Nukeliaukime į jausmus, kurie jūs apima. Ar jaučiate smalsumą, pyktį, laimę, nepatogumą, o gal nusivylimą ar sumišimą, o gal malonų patenkinimą, ramybę. Nesvarbu, kokie jausmai jūs apima, pažinkite juos su smalsumu ir gerumu. Atkreipkite dėmesį, kokios mintys sukasi jūsų galvoje. Leiskite mintims kilti, egzistuoti, būti ir išnykti. Kiek įmanoma geriau neįklimpdami į minčių labirintus. Leiskite mintims tiesiog ateiti ir išeiti. Galite pastebėti, kad jausmai ir mintis yra susiję. Jei jaučiatės neramus, galite galvoti apie kažkokius veiksmus. Jei jaučiate pyktį, galite galvoti apie tai, kas sukėlė jums šį pyktį. Bet tiesiog atkreipkite į tai dėmesį ir neteiskite. Kai žinote, kaip jaučiasi jūsų kūnas, kokie jausmai yra ir kokios mintis sukasi jūsų galvoje, jūs išėjate iš autopiloto režimo. Dar kelias akimirkas pastebėkime savo kvėpavimą, įkvėpimą, iškvėpimą. Ką reiškia būti šią akimirką čia ir dabar, sutelkiant dėmesį į savo kvėpavimą, į savo kiekvieną įkvėpimą, iškvėpimą. Jeigu jūsų mintis ateina vėl ir vėl, tai pagaukime tai ir sugrąžinkime save atgal į kvėpavimą, į savęs stebėjimą, savęs tyrinėjimą, be vertinimų, o su dėmesiu į save. Nesvarbu, kiek kartų mintis nuklysta, svarbiausia pastebėti be vertinimo ir sugrąžinti dėmesį. Kiekvieną kartą, kai mintis nuklysta ir jūs pastebite tai sugrįžimas į būseną čia ir dabar. Pabūkite su kvėpavimu, įdėmesiu savo. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie dalykai, kuriuos patirite, yra malonus, o kai kurie ne tokie malonus. Nesvarbu, ką patirite, leiskite kiekvienai akimirkai būti tokiai, kokia ji yra. Ir leiskite savo būti tokiam, tokiai,
koks esate, kokia esate. Kvėpuokite, stebėkite kvėpavimą ir tiesiog būkite čia ir dabar. Pajuskite, kaip kvėpavimas nuramina visą jūsų kūną, kokia tapo lengva, atsipalaidavusi galva, veidas nebe toks įsitempęs, gerklė, kaklas ir pečiai nusileido iš lengvumo, krūtinė užliejo ją šiluma, skrandis, pilvas, nugara maloniai atsipalaidavusi, rankos, klubai, kojos. Visą kūną yra užliejusi maloniai atsipalaidavimo banga ir šiluma. Pajuskite tą šilumą ir tą dėkingumą sau už šį laiką, už dėmesį sau. Ir kai būsite pasiruošę, galite užbaigti šį pratimą, šią praktiką, atsimerkti, atmerkę akis ir baigę pratimą, skirkite akimirką apmąstyti, ką pastebėjote. Jei turite užrašų knygutę ar dienoraštį, užsirašykite savo pojūčius, jausmus, kokius kūno pojūčius pastebėjote, kokius jausmus pastebėjote, kokias mintis pastebėjote, kokius kitus patyrimus pastebėjote. Būkite smalsūs, kaip tyrinėtojai. Tyrinėkite save, skirdami laiko savo pabuvimui su savimi, nes tai neša didelę vertę. Siunčiu daugiau ramybės ir dėmesio sau.